Sveiki, mėly žiūrovai, su jumis ir vėl Ambalai, pasiruošę aptarti jubiliejinį 10-ąjį UTMA turnyrą. Aš Egidijus ir mano kolega Nerijus, puikiausi apžvalgininkai, pasiruošę jums pateikti pačias netikėčiausias prognozes ateinančio turnyro. Tad būkite pasirengę ir įsitempę, įsitaisykite patogiai, nes tai gali užtrukti. Gal ir ne. Praeitą UTMA aptarinėjom, tai pataikėm plius minus viską, ne? Nu, tai aptarėm, tai jau pataikėm. Ten, ką nepataikėm, tą pataikysim kitą kartą. Tai vėlgi, ką aptarsim, kovas artėjančias, ką sudėliojo UTMA organizacija. 10-as jubiliejinis, kaip minėjai, turnyras. Nesenai vyko 9-as, jau 10-as, greitai bėga laikas, ne? Nu, jeigu čia taip kas mėnesį, tai, žinai, neužtiks Lietuvoje kovot. UTMA 300 toj bus kažkoks jubiliejinis greitų metų, ne? Jeigu čia taip... Su Dana Vaitu gal atvažiuoti. Tai vakar su Dana Vaitu spaudę ranką matėm, buvo nuvykę UTMA atstovai. Nu, tai pasižiūrėjo puikų renginį, manau, pataikė ant gerų kovų. Vyko renginukas, visai neblogas, geros kovos irgi ir dabar žiūrėsim, ką sudėlioja Lietuvos rinkai, ką paruošia organizacija. Tai nuo ko pradėsim, Egidijau? Tai pradėsime kažkokiu tokiu, man atrodo, įprastų būdų apie prilimsus. Tai gal pradedam tada nuo Justino Gedmino ir Natos Tupak. 4 prilimsų kovos, ne, paruošim? 6. Gaunasi 6 šitas? 6 prilimsų kovos. Nežinau, kas pradės iš kurios pusės, bet mes pradedam nuo Justino Gedmino prieš Natas Tupak, 67 kg kickboksas. Tai labai daug ką nėra gal kalbėti apie šią kovą, todėl kad Justino matė daugiau MMA ringę ir to iš kažkiek YouTube'o, iš kažkiek TikTok'o, iš kažkiek Instagram'o, tai labai sunku spręsti, kaip kas kickboxe atrodo. Matosi tik tais, kad kojos vaikšto smagiai, suktukai darosi, kaip įdomu, kaip tai transformuosis į ringą. Moka ant videko parodyti ten tos vertaliotus visokius išmokęs, o Tupakas tai ką, po pergalės, dar vienos pergalės, vėl kovoja. Šiaip ganėtinai dažnai kovoja, jie nepraleidinėja, jie esant progiškai tikrai priima iššūkius. Ir smagu pamatyti, gal kažkiek per žemai jisai kardė. Norėtųsi jau jie aukščiau matyti, bet nežinau, ką galima būtų išstumti, žiūrint, žinai, šitas kovas, ką sudėliojo mums. Nes, žinai, gale ir gale. Tai jeigu dabar laimės pergalės atveju, tai aš nenorėčiau matyti jo irgi antroji vakaro kovoje, žinai, kovojant. Norėtųsi jau gal kažkiek aukščiau matyti šitą jaunuolį, o Justinas Gediminas, tai debiutas UTMA organizacijai, tai nežinau, matysim, kaip jiems seksis, žinai, prie tokios publikos kovojant, vis tiek tikriausiai parduos, jau yra parduota nemažai bilietų, tai kaip susitvarkys su ta emocija, žinai. Aš manau, kad pas abu scenos baimės jau nėra. Vienas tiktokeris nuolatos filmuojasi ir kažkokios scenos baimės tokios neturi. Patirties irgi kažkiek užkaupęs, gal aišku, toj didžioji scenoj kovoti nėra tokio įtekę, žinai, bet filmuojas vis tiek, tai vis tiek reikalauja kažkokią irgi išsilaisvinti biškį iš savęs, žinai, ir to susikausimą, tai gal nebus taip ir įsitempęs per išėjimą ar kažką, žinai, nesudės gal psichologiškai. O Natas, aš manau, Natas parodys save, ką atidirbinėjo, manau, taip pat irgi stipriai pradės. Tai laikyčiau gal kiek favoritą Natą šios kovos, vien dėl to, kad jau kovo šitam ringėm, matė esam, ką jis gali, bet nemanau, kad čia tikrai bus kažkoks lengvas pasivaikščiojimas, vien dėl to, kad Justinas Gedminas ateina kaip naujas kūra į šią organizaciją, žinai. Manau, kad iš sudėjimo matosi, kad fiziškas vaikinas yra ir bus ką veikti Natui, tai laukia gera kova. Jo, gerai sudėtas Justinas, bet tai kas sakai, kad laimės? Sakau, laikyčiau favoritą Natą, bet ten kažkokių ferverkų nesitikėčiau. Manau, kad bus po 3 raundų tiesiog sprendimas yra Nato ir manau, kad bus sunkiai įtempta kova. Aš irgi manau, kad Natas turėtų imti, nes irgi yra jau kaip pabuvoja šitam ringe.
ne pirmą kartą ir kažkiek gal Justinui, žinai, gali būti per didelis iššūkis, žinai, tas pirma kova, Stupakas ant pergalių dabar to, žinai, jau važiuoja bangos plaukia. Tai kažkaip galvoju irgi, kad Natas turėtų imtis susitvarkyti. Čia galim ir uždaryti, man atrodo, nes per daug neturime ką pasakyti, labai sunku spręsti iš to, ko nematėjai realiai. Jo, reikia neišsiplėsti, nes vėl bus, žinai, 3 valandos, šnekėsim ir dar be galo. Taip. Tai sekanti kova būtų Edvinas Averlingis prieš Manfredą Perednį. Tai Manfredas Perednis nesulaukė Simono, prisiema Edvino Averlingio, taip sakyti, iššūkį, 71 kg muay-thai taisyklės. Tai sakyčiau, laukia visai įdomi kova. Titano atstovas pagaliau gaus priešininką, jeigu nesusirgs šitas, nes, Simonas, tai žinai, sirguliukas serga, tai koja, tai akis, tai ranka, tai dar kažką, žinai, tai irgi įdomiai, gerai, kad tai dar kartą nesiėmė organizuoti jų kovos, nes jau, bliama, nepatogu, žinai, tikriausiai prieš Perednį organizatoriam, nes paskutintą akimirką, kiek tų zvanokų, žinai, buvo, kad sorry, nebus, žinai. Nerašyk išvykęs. Vėl 37, žinai, ir 2 temperatūra. Pilvas skauda. Jo, tai jau smagu, kad pagaliau gavo kitą priešininką ir, bus proga pamatyti, žinai, kiek jam kainavo tas, žinai, nes vis tiek 2 kartus buvo minimum pasiruošęs ir negavo progą sukovoti, tai kiek tą formą palaikyti sekėsi jam, žinai. Aš manau, kad bus ir vėl pasiruošęs, viskas su tuo pasiruošimu gerai. Ką, o Edvinas, tai paskutinė kova jo buvo su Ernestu Naujoku. Kovojo tada, man atrodo, Grand Prix'e tam ir abudu finale, kai susidūrė, tai net laikė tiesiog Edvinas Ernesto spaudimo. Jau matėme, toks buvo momentas, kad jis tiesiog nenorėjo kovoti. Tai man ir vienintelis dalykas kelia nerimą, kad Edvinas kaip ir, man atrodo, techniškesnis kovotojas, toks mokantis išnaudoti savo ilgas galūnės ir viską, bet Manfredas yra toks, atrodo, einantis į priekį tankas gatvinis ir jeigu toks daug užspaus biškį Edviną, kad Edvinas gal vėl biškį nenorės eiti, žinai, tai toks čia gal daugiau psichologinis faktorius žaidžia negu kažkoks, sakyti, jėgų ar techniko, žinai. Tai šiaip laikyčiau Edviną, tokį kaip... Favoritų Edviną laikyčiau? Jo, laikyčiau Edviną favoritų, nes man rodos tikrai techniškesnis kovotojas bus ir keitalios daugiau aukštus, daugiau išjudės ir atstumą mokės palaikyti, bet jeigu Manfredas išeis pirmą raundą ir duos didelio spaudimo, tai bijau, kad tik tais nesugriūtų, bet šiaip tai laikau Edviną favoritų, taip jeigu 3 raundai žiūrint, tai laikyčiau Edviną. Tai sakai, kad Edvinas švęs pergalę. Ja. O tu žymėsi pas save ten? Jo, žymiuosi. Tai gerai, aš atsisuksim, taigi laidą, jeigu ką. Okay. Aš sakau, kad Perednis, Titano atstovas, ištroškęs ringo, svajojęs, sapnavęs ir pagaliau tai įvyks ir gaus priešininką ir norės tiesiog, kaip ir žinom, jisai yra tankas, jisai nori į priekį išdraskyti ir dabar manau, motivacijos netruks ir, žinai, įlipęs į ringą, kaip įsiutęs bulius, tiesiog puls savo priešininką ir manau, kad gali būti pasieks pergalę, žinai, o dar ką, Edvinas Averlingis tai mane nukelia, žinai, Ernestas Naujokas prieš Edviną Averlingį, kad pirmą laidą mes ant balų filmavom, atsimeni, ir apie jo šnekėjom, apie šitą kovą. Jų pirma laida bus. Mūsų pirma laida buvo ir apie jo šnekėjom, žinai, aš atsimenu, tas iš Reelsų iš visko mane nukelia, žinai. Visiškai neužfiksavęs. Truputį sentimentų kažkokiu tokiu nukėlė į tą, žinai. So sweet. Praeitą studiją. So beautiful. Dar kai buvom jauni, žinai. Dar kai buvom, kai dar buvom formoje. Tai tai žinom, šitus įsiaiškinom, 2 kovos jau yra aptartos, kas toliau? Toliau tai duoda mums visą mišrainę, tai keliamės į MMA narvą, bet kova tikriausiai nevyks MMA narve. Sėmė MMA. Bus specialios MMA taisyklės, kur partnerį galės 30 sekundžių tik tais būti. Tai galima sakyti realiai stovėsenos kova su mažom piršinėm ir vyrai po 90 kg
sveriantis varo išsidaužyti. Ja, stovėsena, jeigu nukrenta, pakelia kažkaip, ne? Jo, po 30 sekundžių duoda kažkiek paimti, ne? Kaip tau pačiam šitos taisyklės? Įdomu, Tai aš sakau, kad bus stovėsenos kova su mažom pirštinėm ir tiesiog daužykla. Bus įdomi kova, manau, bus kraujo, tikrai. Radcliffe'as neseniai kovojo Key Heroes'e, pralašė Grebliūnas jau užsmaugė, bet toj kovoje biškis stovėsena toks, parodė, kad panaudoja ir kojas, ir rankas. Ką žinau, Kudrešovas yra tankas, man irgi atrodo, jis smūgiuoja, praeina biškiai į priekį, dar smūgiuoja ir bando durti, turi stiprias rankas ir bando durti. Na, aš taisęs visą laiką tas rankas savo laukia, kol galės prakišti Kudrešovas, bet tai Jasonas, tai man jis, kaip ir kalbėjom, žinai, turi ten tą pralaimėjimų dabar seriją didelę. 6 nebus, žinai, 7 pralaimėjimas ir prieš Kudrešovą, ne, aš kažkaip negalvoju, kad susitvarkys. Čia tos taisyklės dar special, kaip ir bet tu sakai, jisai stovėsenas tau pasirodė kovotojas, ne? Labiau gal stovėsenas, aš manau, kad jeigu Artūras turėtų pilną MMA, tai jis vis tiek dziudo backgroundą turi, tai jis ten greit nusiverstų ir arba talžytų, arba eitų ant kokio laužimo, tai pagal pilnas MMA taisyklės aš manau, kad Artūras visiškai būtų favoritas šios kovos kažkaip man. Jo, o tas Radcliffe'as, tai ką žinau, stovėsnui gal kažką dar sujudės. Labai, labai įdomu bus pamatyti iš tikrųjų, bet aš manau, kad gerai čia gali įsidaužyti ir čia tai, aš tai laukčiau ferverkų, čia pasimčiau popcorno ir žiūrėčiau, ko čia bus veiksmo, čia bus kraujo. Čia. Nu, nedažnai matome šito organizacijų tokių kaip nuo 90 kg, žinai, atstovų. Labai retkarčiais pamatom tos sunkesnius vyrukų, žinai, mano, žinai, komandos tos, žinai, tokius, kur Beli tikruosius, žinai, tos, kur nuo 90 klubas. Tai va, smagu, kad tokia kova, semi MMA rules, nežinau, kiek čia, nesu matęs asmeniškai tokios, žinai, čia panašu kaip, žinai, šachmatų boksas, žinai, tokias taisyklės, šachmatų boksas. Boksuojas, tada šachmatais loši, tada vėl boksuojas. Jo, žinai, povandeninė šaškė su barjerais. Tai va, yra čia real shit, žinok, tas šachmatų boksas. Tai va, tai nežinau, kiek čia bus patogios tos taisyklės. Patogios, nepatogios. Aš manau, kad čia bus geras entertainmentas ir gera daužykla ir taip pasiemus, atsisėdus, atvarius, tu tik, už tai susimokėjai šaibas. Tai čia aš manau, kad tas jau pinigus pradės atidirbinėti. Šį kovą tikrai mažos tos pirštinytės, kas yra, žinai. Mažos pirštinytės bus tikrai, nemanau, kad reikės išlaukti visų 3 raundų. Ne, aš tikrai netikiu, kad čia 3 raundus vyks kova. Ja, bet Daug dievė iki 2 raundo, 2 raunde, bet aš jaučiu, kad gali būti ir 1 raunde pabaiga čia. Tai aš tai vis tiek sakau, kad Kudrešovas lietuvis turėtų įveikti. Aš irgi taip. Kažkaip tas atrodo Radcliffe'as, kad jau saulėlydis, žinai, jau saulelė žemynė, jau saulelė vakarop. Laksto šaibą susirinkinė, reikia, kaip sakyti, ant pensijos užsidirbti, vis tiek pačios lygos neišsigydys po to, tam reikės už priežiūros. Tai kažkaip abudu galim sutikti, ne, kad Artūras ims, ne? Jo, čia visiškai pritariu, visiškai taip, nes neįsivaizduoju čia, kad kažką mūsų nustebins labai. Aš kaip sakom, kad Kudrešovas tokį gali tempą užmesti stiprų pradžioj ir Radcliffe'as tiesiog jo gali net laikyti. Yeah. Nemanau, kad čia kažkokio stebuklo kitokio laukti. Būtų gal pilnos MMA, bet irgi vis tiek, sakau, laikyčiau Kudrešovo favoritų. Tai žodžiu, tai manau, kad galim įdėti laisvai tolyn. Ja. Tai 4 kovą, kurią aptarsim, tai Modestas Jotpušis prieš Aleksandr Saviną, ne, italas kovotojas, tai vėl nauji veidai organizacijų ir Modestas debiutas. Ir italų irgi debiutas, Muay Thai kovotojas Savinas, kiek žiemo, ne?
daugiau kovojantis, o čia dabar jie įsiaiškins vyrukai kickboksą, žinai, tai kiek straipsnis skaičiau, dabar čia kalbino Modestą, tai visai atsakingai ruošiasi ir Klaipėdai varinėje ruoštis į kitus klubus ir į Spartą nuvaro pasikapoti, žinai, tai smagu, kad dar vienas lietuvis prisijungia, dar vienas lietuvis debiutuoja, naujas veidas ir įdomu, ką jisai paruošia, žinai, žiūrovui. Aš manau, kad paruošęs puikią techniką, puikų kojų darbą, paruošę savo dešinę. Pliamba, bet ar nebus, žinai, tas italas man toksai kaip tas Svetkovičius, žinai. Ar nebus iš tos lentynos, kad... Žiūrėjau jo kelias kovas, šiaip tikrai neblogas, vis tiek Muay Thai kovojo dėl VBC ten čempionų diržo čia. Kas yra rimtas jau diržas, jau toksai jau smagu. Neblogas, jau smagu tikrai turėti Muay Thai. Tai gavo ten 5 raundus, pralaimėjo tą kovą, bet aš sakyčiau, kad visai bus rimtas iššūkis Modestui, puikiai pradžia pasitikrinti, gal tas ir Aleksandras Savinas įmamas su mintim, kad jis gal čia daugiau Europai pakovos, tai gal ir dar pamatysime UTMA, nes tas svoris toks Lietuvoje, kur 90 kelių kilogramų, tai yra dabar atrodo tų kovotojų, kam kovoti, bet visi draugai, žinai, tai reikia įmesti, kas su kuo galėtų sustovėti, tai aš sakyčiau visai įdomu bus pasižiūrėti. Favorito, tai net nežinau, šitoj kovoje iš tikrųjų tokio ryškaus favorito neturiu, todėl kad Modesto mačiau mažai ir man atrodo gal pertraukėlė buvo tarp kovų, žinai, bet manau, kad turėtų gal kaip ir paimti, vis tiek kickboksas jo labiau tema negu Muay Thai, žinai, Aleksandras Muay Thai labiau, tai gal jis taip, nežinau, sakau, neturiu tokio, aš sakyčiau, Modestas, vien iš tos lietuviškosios pusės, bet tikrai, aš manau, bus apylygio kova čia ir 3 raundus reikės stovėti, nes tikrai neblogas yra tas Aleksandras ir taip nuvertinti nenorėčiau, žinai, kelias kovas pasižiūrėjus, taip atrodo ir išjuda tam ringai ir viską, nėra statinis laukia, žinai, kad ten kol jį nukals, tai... Tai va, kas yra, kad tai žiūrint Aleksandrą, tai jisai toksai netrodo kaip ant 91 kg kovotojas, kaip išjuda ringą, kaip ir sakai, ne, jis tikrai gerai ant kojų jaučiasi. Modestas irgi toksai netrodo labai sustabarėjęs, žinai, kovotojas, tai bus gera kova ir vėl, žinai, antra kova, 90 plus kilogramų kovotojai susitinka, žinai, tai aš sakyčiau, kad italas šį kartą švęs pergalę, žinai, ir galvoju, kad... Taip, ne? Galvoju, jo, Aleksandras Savinas, kad laimės, aš galvoju, kad geresnis kažkiek yra kovotas už Modestą. Kaip sakė, Aleksandras Avinas? Aleksandras Vegaut Savin. Tai va, tai kažkaip aš galvoju, kad turėtų paimti italas atvažiavęs ir ne paskutinį kartą šitą vyruką matysim. Kovojant UTMA ir aš šiaip džiaugiuosi, kad žinai, matome tų užsienio kovotojų vis geresnių ir geresnių atvažiuoja. Kad atveža tos kovotojus, kurie, bent jau yra kovoja dėl kažkokių titulų ir nėra karjeros kažkokiam saulėlydį, žinai, gal dar nepykė, bet kažkur bando prasimušti, kilti į viršų, žinai, ir gal pamatysime į UTMA ringę, gal po kelių metų matysi kažkokią organizaciją ir rimto ir bus smagu žinoti, kad čia kažkur buvo prisidėtas kelias. Tai va, tai aš kažkaip sakau, Aleksandras išsiskiria mūsų nuomonės, tu Modestas, aš matau, sakau, kad Vegaut Savin. Tai va, tai... Viskas aišku. Keliamės kur mes pas Didiką, ar keliamės pas Muay Thai krikštatėvius tėvus? Tai davai, keliamės pas krikštatėvius, o po to pas jau krikštavaikius. Pristatė tokią klaidą padarė tie promauteriai, kažkas užpjovė grybą, buvo parašę, kai tik įkėlė šitą kovą, paskelbė, kad Muay Thai krikštatėviai tėvai, ten pradininkai Lietuvoje. Sigitas Gaižauskas ir pačią, žinai, tai paskui pakeitė. Ir Jasiūnas prikomentavo, aš irgi ant viršaus prikomentavau dar. Ai, komentavai. Jo, retai rašiau, bet jau užsidėjai laidą Ryterio šarvus ir... Jo, žinai.
neapsikentė į tą neteisybę, negalėjai. Taip, negalėjau žiūrėti ir irgi porą netgi parašiau, žinai, tai mačiau paskui pakeitė. Žinai, nu, aišku, bet Muay Thai atidavė daug Lietuvoje. Tiek vienas, tiek kitas. Tikrai... Nerijus, aš neožys, bet teisybė mėgstu Bogušas. Tai va, tai ką galėtume apie šitą kovą? Tai šita kova tikrai bus viena įdomesnių. Man atrodo, kaip sakyt, visam vakare. Iš tikrųjų, todėl, kad Muay Thai, pamatysim gal gražų, švarų, tokį technišką Muay Thai, sakyčiau. 75 kilogramai Sigitas Gaižauskas sako, kad čia jau paskutinė Muay Thai kova. Tai aš manau, kad norės parodyti klasę ir bandys pačią biškį pamokyti, pamokų duoti. Tai, manau, laukia aštri, graži, techniška kova. Kas laikyčiau, kad favoritas šios kovos yra Sigis. Paulius, ką žinau, nu, jis toks yra, žinai, Tailandė daug atkovos, kiek aš jo kovų matęs, tai jis lėtai pradeda kovoti, lėtai, iš palėto tą pirmą raundą tikrinasi, antrą taip gal greičiau ir trečiam finišuoja, žinai. Tai bijau, kad gali tas lėtas startas pakišti koją, tik tai, o šiaip tai tokia, laikyčiau Sigį favoritų, bet nemanau, kad bus į vieną kasą, žinai. Manau, kad bus gera tokia. Vienas kitam duos pragulų, turės padirbti dėl tos. Ir jaučiu, kad pamatysim ir daug klinčio, ir daug alkūnių. Tai, kad čia kažkas kažką pajungs, taip gal nesakyčiau, bet kad bus kraujo, aš galvoju, kad tikrai koks antakis gali praeiti, ar nuo kokios alkūnės, ar kas nors į kaktą, žinai, ja, gali būti. Mėgsta Sigitas Gaižauskas alkūnės pakišinėti, žinai, kišinėti ir klinčą eiti ir kelius, mėgsta mušą, matėm, žinai, daug Tailandė, kaip buvo kovodavo. Tai gaila, kad paskutinė kova, žinai, atsisveikins su... Taip atrodo, galėjo jūtimiai ne paskutinę kovą dar padaryti, galėjo dar ir vaikus pamokinti. Galėjo, bet gal kiek pats norėjau, prasikovojęs daug Tailandė, visą karjerą susekęs, tikrai žiūrėdavau, kai kovojo Max Muay Thai, žinai, tam ringė, tai... Smagu, kad pamatysim, žinai, aš visą laiką tas būdavau iš tų žmonių, kai pamatydavau jūs laiką klausdavau, kada kovosi, žinai. Jis ir sako, žinai, pagaliau aš išspręsiu tą, žinai, klausimą. Uždarysiu tą klausimą, kad nebeklausinėtų manęs, tai va, uždarys ir man. Sigis, o ką pačią, irgi kietas riešutėlis, žinai. Bet tai, nu... Panašus netgi tokie kovotojai, jūs galite irgi parašyti apie šitą kovą, ką manote į komentarus, kieno šukuosina gražesnė, pavyzdžiui, jums galite parašyti, na, labiau patinka į komentarą. Kieno tokie vešlesni. Tai va, tai aš laikyčiau Sigitą irgi favoritų, nes ir vienas ir kitas, žinai, tam Tailandė prasikovoja, ir vienas ir kitas Muay Thai tokie yra veteranai jau, žinai, Lietuvoje tapę. Smagu šiaip, kad sudėliojo jų kovą, nes net nežinau, su kuo Sigį įsivaizduočiau dar kovojant, žinai. Irgi neįsivaizduoju. Tai va, tokia blemba gera paskutinė kova ir aš manau, kad Sigis išsiveš pergalę, žinai. Nu, jo, čia visiškai manau. Tai taisyklėm, bet šiaip daug sudėliojo šį kardą, daug pagal Muay Thai kovo, žinai. Netgi dvi... Jo, 1, 2, 3, 4 kovas, nu tai man visas. Ja. Tai va, tai ką žinau, tai galim judėti tolyn, aptariam, kaip ir nėra ką daug kalbėti, iš tikrųjų viskas prilimsuose, viskas po 3 raundus, po 3 minutės, jokių titulų, tiesiog gražias, nuostabias kovas laukia. Bet taip dabar aptariam, aš žiūrėjau šitą kardą, toks atrodė man iš pradžių atrodė blemba, toks, žinai, kaip praeitas buvo pergrūstas, šitas sudėliotas, toks visą laiką lyginau su praeitu, žinai, dabar aptariau, tai taip užsihypinu, kuo daugiau šneku, tuo daugiau hypo man. Manau, šitas kardas yra truputį gal labiau kovų grinai entuziastams, o ne dramų, žinai. Ja. Toks, kas
kas tikrai, ką nori pamatyti, tuos gerus vardus kovojančius vieną prieš kitą ir pasižiūrėti, kas iš tikrųjų veda toj svorio kategorijoje ar kitoj. Tai, va, tai. Ką, judam toliau. Toliau Vakaris Didika prieš Ernestą Naujoką. Tai 68 kg, kažkaip keista, kad šiam 8 kg Muay-Thai kova. Čia, apie šitą kovą mes jau daug kartų esam apšnekėję. Vakaris Didika prieš Ernestą Naujoką, tai tikras bus Muay-Thai mūšis. Žinom, kad Vakaris Didika irgi alkūnėm mėgsta dirbti, lygiai taip pat kaip Ernestas Naujokas. Su Karosu labai buvo geras pavyzdys, ne? Kaip išsidaužė. Man tai jų labai stiliai panašus yra ir jie vienas ir kitas yra lipantis kovotojai, duoda iš karto. Tai čia pamatysime, man atrodo, gali būti biški ir rimtai sukovota ir ferverkų gal net pamatysim, nes išeis pirmą raundą jaučiu abudu duos tą aukščiausią pavarą, žinai. Nebus pasidairimo. Nes ir abudu yra tokie dideli, ne, savo svorio kategorijai. Jaunuoliai, tai taip. Vienas kito verti priešininkas. Šitą kovą senai jau įsivaizdavau ir pagaliau tai įvyks, žinai, tai Muay-Thai, po Muay-Thai veteranų, Muay-Thai jaunuoliai, žinai. Jo, bet aš manau nieko nenusileisiu įdomumų kovoje, žinok, iš tikrųjų tai visiškai. Laukiu šitos kovos, nes abudu alkūniniai yra, abudu mėgsta kojas išmesti. Tai ir abudu mėgsta eiti į priekį, žinai, būti pirmais numeriais. Tai įdomu, ar koks Vakaris prisims tą antrąjį numerį, ar ne, ar irgi eis į priekį ir ten bus, bet aš įsivaizduoju, kad bus žiaurus karas. Žiaurus ir gali būti kraujo, gali būti visko. Čia negalėsi tikriausiai nuleisti, knockdownų, gali būti. Čia, žinok, sakau, viena laukiamiausių yra man asmeniškai vakaro kovų. Nes Didika ir Naujokas, čia yra ateiti, žinai, Lietuvos Muay-Thai visiškai, aš sakyčiau. Lemba. Nežinau, net sunku išskirti, net sunku. Aš tai favoritą laikau Ernestą Naujoką, visgi biški gal daugiau patirties turi, daugiau tokių kovų turėjo ir visą laiką pasiema tos, kaip sakyt, pasimoko. Tai, manau, paskutinė kova jo prieš Arną Kolasiūną irgi gavo savo kažkokių pamokų, pamastymų ir išeis irgi susidėliojęs gerai planą ir atidirbs iki galo šį kartą, žinai, nepaliks klaustukų teisėjams, kad teisėjai spręstų. Tai manau, su tokiu tikslu išeis į ringą. Blemba, bet tai, kad nebūtų labai pasakyti, žinai, nes tarp vienas ir kitas, žinai, kaip noris, kad laimėtų čia, kaip žinai. Belema, net nežinau, aš tik galvočiau, kad Didika gal, jeigu visą vasarą dirbo uoliai, žinai, palauk, dabar jam buvo egzaminai kažkiek praeitais metais ar ne? Kelintokas esi dabar? 10-tokas, 11-tokas. Ar jam buvo egzaminai? Aš žinau, čia kažką iš čia minėjau. Klasiokai esam. Jeigu, žinai, nereikėjo ten mokintis, o galėjo sportuoti, tai tada sakyčiau, kad jeigu vasarą ruošės jau taip labai atsakingai, tai sakyčiau, gal net ir Didika. Šiaip tai aš tai sakau. Aš sakau Vakaris Didika, galvoju, kad jaunuolis šitas gali iššauti. Išsiskirs mūsų nuomonės. Jis gali iššauti tikrai, nėra tas, kuris neturėtų tikrai progos tipo visiškai prieš Ernestą, bet, aš, žinai, apie patirtį galvoju, kad turi daugiau biški kažkiek ir viskas. Tai gerai, judam tolyn. Tai išsiskiria mūsų nuomonės. Jo, išsiskiria nuomonės mūsų, bet manau, kad mes abudu teisūs. Kažkuris laimės tikrai. Nugali draugystę, žinai. Ką, toliau keliamės į main cardą. Ypatingų galių turi visi. Sportuok Gym Plus. Moderniausia aplinka. Čia tau viskas neriba. Gym Plus. Nerijau, ar žinai, kad Gym Plusas deda dar vieną pliusą? Modernumo pliusą? Taip, visiškai teisingai, modernumo pliusą. Ir prekybos centre Pupa Gym Plus atsinaujino. Klubas randasi Priegliaus gatvė 1. Tai jis yra tiesiog artimiausias klubas, kaip suprantu, Pilaitės gyventojams. O, geras. Tai klubas pasitiks su šiomis naujienomis. Naktinį klubą primenanti grupinių treniruočių salę.
kūną ir mintis atgavinanti Body and Mind grupinių treniruočių salė, soliariumai, pirtis, naujausi treniruokliai, naujos zonos, atsinaujinusi poilsio zona. Tai aš kaip suprantu, iš esmės, ne, pasikeitė, kardinaliai pasikeitė visas klubas, iš naujo viską atnaujino. Kardinaliai išgriovė, pertvarkė, naujų treniruoklių privežė, netgi pirtį pastatė, jeigu čia paminėta, kad atsirado. Tai, ką žinau, Pilaitės gyventojai, aš manau, kad marš į naują sporto klubą. Aš manau, kad viskas atsinaujino, ten tikrai trūksta atsinaujinusių kultūristų. Manau, kad Pilaitės gyventojai nėra ko laukti ir dabar puikiai proga šitiem vėsesniem oram, lygos puola ir tikriausiai reikia eiti į Gympliusą ir pastiprinti imunitetą. Nes... Ne tik imunitetą, bet ir savo kūną. Bet ir savo kūną, stiprinkit savo kūną su Gymplius. Main cardas prasideda su Raimondu Vlasevičiumi ir Mindaugu Narausku, kas man atrodo labai keista. Tai čia šis... Dabar žiūrint šitą nuotrauką, ne? Jo, šitą, kur žiūrim, žodžiu, ką mes žiūrim, tai yra sudėliota, kad pirmą main cardo kovą atidaro Narauskas, po to Kalasiūnas, Championship tą kovą, tada Rimkus, aišku, jau nebus šitos kovos ir tada Dirkstys, tai ką žinau, man atrodo, turėtų būti biški kitoks eiliškumas, bet organizatoriai daro, ką jie nori daryti, čia jų renginys. Jie muziką užsakinėja. Ką mes čia dabar paprašysim, kad pakeistų. Ką reikės jungtis į tą slaptą anketą ir vėl komentuoti. Tai va, tai ką, Belis, Sparta Gym atstovas, pasiekęs pergalę prieš Pultaražinską, meta iššūkį jo bendraklubiui Mindaugui Narauskui, kuris pasiėmė čempiono titulą ir dabar yra nemin kardo. Nemin kovos. Ne, tai dabar dėl čia tiesiog jis pasidaužė, žinai, kad būtų. Jo, išsiaiškins, kuris iki 7-5 kg yra geresnis nei Diržas, nei niekas nežaidžia šitoje kovoje. Tai... Bet ten tas Diržas irgi toks butaforinis, ten man... Ne, tai ten yra iki 81 kg, nuo 7-7 iki 81, tai čia iki 75 kovo, tai čia viskas ok su tuo. Kad Diržas nežaidžia, aišku, galėjo padaryti, aš manau, kad ir 7-7 kg kovą kokią ir tada gal Diržą žaistų, bet gal taip dar nusprendė, gal kažkokie yra kitokie planai dėl Diržo daryti kovą, ar kažkaip taip, žinai, gal pats Vlasevičius nenorėjo 77 kg, nežinau. Tai matomai, kad nenorėjo, jis norėjo savo svorio kategorijai. Gal norėjo Mindaugas ilgiau pasidžiaugti, Diržu nenorėjo 7-7 kovot. Čia jau nepasakysim šitų dalykų, bet aš manau, laukia labai įdomi kova. Kas net favoritas neapsisprendžia šitoje kovoje, nes vienas tikrai yra jėgos favoritas, tai Mindaugas. Ir aną kartą nuvertinam, kad čia ištvermė ar kas, bet neįvertinam, kiek širdies žmogus įdėjo ir kaip susidėliojo planą ir kad vis tiek gali taip išeiti ir tą jėgą tikrai savo parodė. Tai taip, žinai, nenorėčiau ir šį kartą nuvertinti, bet Vlasevičius irgi visiškai parodė pranašumą prieš Pultaražinską, plus parodė, kad įrodo, kad yra kažkiek gal techniškesnis kovotojas negu Mindaugas ir daugiau išjudantis ringe. Bet neturi tokio jau didelio pranašumo kaip galūnių, kaip koks Dirkstys ar ką, žinai. Tai šita kova laukia tikrai labai įdomi. Taip žiūrint, norėčiau sakyti, kad Vlasevičius, žinai, gal koks favoritas, bet taip blemba, noriu taip sakyti ir galvoju, kad blemba Narauskas laimės, jaučiu. Aš pasakysiu taip, žinai, ar tu įsivaizduoji, kaip tu įsivaizduotum, jeigu Narauskas nebūtų su Pultaražinsku bendraklubėje, ne, ir kaip tu įsivaizduoji jų kova, kokia eiga eitų, žinai. Ta prasme, jeigu Narauskas nebūtų su Pultaražinsku bendraklubė ir jie susitiktų ringę, ne, tokios formos. Narauskas kovotų su Pultaražinsku? Jo, ar reikėtų 2 raundų, ar, žinai, ar geriau sukovotų negu Vlasevičius? Sunku pasakyti, bet... Aš kažkaip taip stengiuosi. Bet aš tai jaučiu, kad Mindaugas gal su Matu sustvarkytų per pirmą raundą. Tai aš dėl to sakyčiau, kad Narauskas favoritas. Šitos kovos aš laikyčiau jį kažkiek favoritų. Aš taip galvoju, žinai, nes čia sunku pasakyti, žinai,
Lemba, bet tokia, šia gera kova, šita gera kova, todėl kad... Labai gera. Tu taip žiūri, aš galvoju, taip, gal iš technikos pusės ar iš judėjimo turėtų kažkaip Raimondas, žinai, įvairiapusiškesnis kovotojas yra, gal tiesiog ant taškų, jeigu taip žiūrint, tai gal yra Raimondas, žinai. Kodėl mes taip visą laiką bet aš galvoju, kad Mindaugas šią kovą gali baigti ir anksčiau laiko, žinai. Bet kodėl mes, aš nekėdami čia eilinį kartą apie Narauską, kažkodėl norim sakyti, kad jisai nėra techniškas kovotojas, nors jau jisai yra įrodęs, kad jisai yra... tikrai technikos jam netrūksta. Kombinacijos vaikšto. Kombinacijos vaikšto, jo, ten ir visai. Bet toks atrodo, kad Mindaugas gal atrodo labiau toks yra power puncheris, žinai, kur laukia tą, kad, praleistas. Jo, vienos bangės toks užsitaisęs, kažkiek seka, kažką išmeta, bet šiaip tai užsitaisęs ant to vieno gero, žinai, ir tu galvoji, kad tiesiog Raimondas... Jis daugiau, kaip sakyti, nebėgios, bet judės ringė, jis daugiau taškuos, ir taškus to susirinks ir dėl to tiesiog laimės savo raundų, žinai. O Mindaugas bus tas, kur persikė, bet taip, jeigu jis pagaus, tai aš bijau, kad tiesiog gali ir tą galvą nunešti, nes man atrodo, jis tuos 2 pasiruošimus prieš Dirsti kokius turėjo, tai labai daug dirbo ant jėgos. tą svorį dabar, man atrodo, pasidaręs, tai kiek žiūrėti, ten belė kokioj formoje atrodo. Ir sakau, toks, gal logiškai taip galvotum, kad va pritaškuos, bet širdis sako, kad blema Narauskas čia turi paimti, žinai, tas tokia nuojauta atrodo tokia, kad jis, kad gali duoti, žinai, gerą tokią, kad dabar ten prikaupęs tas jėgos, žinai, į savo svorio kategoriją, man atrodo, tikrai yra iš jėgos atžvilgių, tai stipriausias kovotojas. Taip, tai aš galvoju asmeniškai, tu vienaip įsivaizduoji kovą, aš įsivaizduoju visiškai kitaip, aš įsivaizduoju, kad neis nebėgios nieks nuo nieko ir eis į apsikeitimus, 1-2, žinai, ir klinčas kažkas, bet bus iš artimos distancijos abudu dirbs. Ir aš galvoju, kad, nes taip ir praeitą kovą Raimundo žiau, kad nelabai jis toksai atrodo, kad norėtų ten bėgioti. Ne, tai kad ne tai, kad bėgioti, bet jis daugiau tiesiog tam ringiai išeidinės iš šonus, kažką išmetinės po tos smūgius, kažkokią kombinaciją, bet aš nemanau, kad jis yra Mindaugui, gal prieš Pultaražinską jis toks yra, gal buvo jėgos toks, žinai, skirtumas, bet prieš Mindaugą nėra tokio jėgos skirtumo ir gal netgi, sakyčiau, nejaus taip Mindaugas jo smūgių, kad ten padarytų tokią stiprią žalą. Kovotojas atrodė, žinai, Vlasevičius už Pultaražinską žymiai, žinai, žiūrint per taip iš šono. Dabar Narauskas, žinai, nuo 80 virš mesis iki 75 ir, Na, įdomu. Tankas, visiškas Narauskas, tankas pasiėmė diržą, pasiėmė dirksti 2 kartus, pasiėmė, ką nori tą jėmą, prieš Jasiūną, žinai, pralaimėjimas iš techninės pusės buvo patirtas, o dabar su Vlasevičium susitiks pagal kickboksą, tai aš galvoju visiškai, kad Narauskas turėtų švęsti pergalę Sorę Vlasevičių, kad ir kaip tą mėgčiau, žinai, žiauriai, karočią, man patinka kaip žmogus jisai. Ablasevičius, žinai, fainas bičas, bet aš galvoju, kad turėčiau Narauską atiduoti pergalę. Čia pritarsiu. Okay. Svarbiausia, kad Mindaugas neparagautų kokių vėlą, gal Raimondas Spurgų, gal sakė, kad Spurgų, čia kokių, gal su ricinas aliejų. Su MDMA prikišęs. Bet Matui atrodo, kad visą mėnesį tas Spurgas vežė. Tai va, tai ką, keliamės, kur mes dabar į titulinę kovą? Jo, keliamės į titulinę kovą Vitas Karosas prieš Arną Kalasiūną, šiam 7 kg. Muitai 5 raundai, tai blemba irgi viena įdomesnių kovų. Po pirmą kovą tarp jų buvo tikrai netikėta baigtis, kaip sakiau, kad Karosas tikrai laimės. Bet Kalasiūnas parodė, kad gali nuvarginti, įeiti ir padaryti tai, ką... Palauk, viški dabar, wait a minute. O netikėta baigtis prieš Karosą, netikėta baigtis prieš ką dar? Ar tik prieš Ernestą Naujoką irgi buvo Kalasiūnui? Visur, kur Arnas yra, ten rodo netikėtas baigtis ir šiaip realiai jis nėra pralaimėjęs kovos dar. Tai jis labai vietai dabar pound for pound, ar ne?
Kalasiūnas jų timį organizacija. Žinok, aš nesuprantu, kaip vyksta pound for pound skaičiavimas, man. Man per daug ten yra klaustukų, tai aš nenoriu į ten veltis. Ja, neinami tos vandenis. Ten vyksta, ten. Ten neįmanoma. Tai žodžiu, tai Vitas Karosas prieš Arną Kalasiūną, kaip aną kartą kalbėjome, tai Vita Karosas, sakiau, lemba jau visiškai favoritas. Bet tai ką, nelaimėjo, kažkaip nustebino, Arnas parodė irgi klasę, bet ką žinau, ateina vėl jų kova ir aš noriu sakyti vėl Vitas Karosas favoritas. Kažkokią lempą. Kažkokią lempą, nes atrodo Vitas gal kiek pasimokė iš tų klaidų, gal kažką apsitvarkė su savo dichalkė, su viskuo, gal tą klinčią kažkiek pagerino, tai tikiuosi, kad gal daugiau kažkas pajudėjo ir gal atidirbinės. Mane, vėl apvažinėsi. Vėl reikės, atsiprašinėti kitą laidą. Tik per autostradą yra mainis. Tai net toks žiūriu, aš taip ir galvoju, blemba 5 raundus. Kaip ir Arnas praeitą kartą per jau antrą raundą galiai įrodinėjo jau savo tokį pranašumą ir trečiam visiškai uždarė tą klausimą. Tai labai sunku prognozuoti, nes man atrodo Vitas buvo įveltas į jam nepatogų žaidimą ir tiesiog išalino į tas jėgas išalino, atėmė ir gal, nežinau, Arnas gal fiziškai yra tiesiog stipresnis, pajėgesnis kovotojas, ar bent jau klinčiai, toks tvirtesnis iš to. Atrodo geriau jo, taip žiūrint, sudėtas tvirtesnis Arnas, ne? Toks... Taip, gal nežinau, gal stipresnis viršus, toks viską. Tvirtesnis. Jo, ant kojų tvirčiau stovi gal, bet ta techniškesnis atrodo gal ir Vitas, kiek kovotas, kiek ir boksą, tai labai sunku spręsti. Aš tai sakyčiau, kad Vitas Karosas yra favoritas, bet neatmetu galimybės, kad Arnas gali taip pat vėl įvelti į tą nepatogų žaidimą ir nualinti. Žinai, aš tik galvoju, kad praėjo jau nemažai laiko po paskutinės jų kovos ir dabar Vitas Karosas susikovė su tokiu, Muay Thai meistru kaip Davidas Danila, treniruojasi dabar daugiau Muay Thai stilium pas irgi, Muay Thai atstovus važinėja, tai irgi buvo ir Tailande, praėjo daug laiko, viską praėjo, daug vandenų nutekėjo ir aš galvoju, kad čempionas Vitas Karosas susitvarkys, aš galvoju, netgi lengvai su Arnu Kalasiūnu. Mano toks spėjimas. Aš tai galvoju, kad lengvai tai tikrai nesusitvarkys. Bus sunki kova. Vitas gal, nežinau, bandys ir ko, ir boksą tą savo jungti kažkiek, bet Arnas tai telsi savo ginklus, jis eis į klinčą, eis tos kelius kaišyti ir svipinti, nežinau. Kojas pramuškelis kartus, į bokso apsikeitimus drąsiai nemanau, kad teistin ir taip daužysis. Tai stengsis išlikti nepatogus savo to nepatogius stilium, tais tipais ir panašiai, bet aš sakyčiau, ką per šitą visą laiką Vitas Karosas daugiau patirties prikaupė, ir turėjo didesnių iššūkių, tokių kaip naujokas, Danila, Tailande kažką, o Kalasiūnas, ką turėjo pralaimėjimą ten Muay Thai ar kokiam tam čempionate, tada revanšavosi prieš tą patį kovotoją UTMI organizaciją, laimėjo prieš naujoką ir tą decisionas ir toks dar ant klaustukų daug. Ir aš manau, kad čempionas Vitas Karosas, aš kažkaip irgi linkčiau į tą pusę. Jo, toks, sakyt, toks kaip ir atrodo logiškai, viskas taip dėliojasi. Tik tas visą laiką neramina, kad tiesiog Arnas yra tas, atrodo, daugam yra nepatogus kovotas ir labai jis mėgsta į klinčą eiti ir ten išvargina. O ten, kai jau išvargina, tai būna sudėtinga kitiems. Tai labai įdomu bus pasižiūrėti. Jeigu Arnas laimės, tai, sakau, turėsim į kamerą daryti viešą atsiprašymą. O ką daugiau mes padarysim? Tai va, tai tiek žinių iš mūsų. Jo, toliau, keliamės toliau. Keliamės į Šiaulių areštinę toliau.
Taip, tai neįvyks Misiūno ir Rimkaus trilogija. Oi, žinok, aš tai... Problemų, bet aš galvočiau, kad galėtų ir tiesiog... Žinai ką, ir nieko nepraleidau. Nu, ja, aš nemanau, kad kažką čia praleidom. Gal Dovydo tik gaila, kad du turėjo pasiruošimus. Na, aišku, vieną išnaudojo bent jau su Krilavičium kovoje, kuri ten irgi buvo mano nuomonė apie nieką ta kova buvo. O taip, tai ką žinau, nieko čia neprarandu. Grįžtant su Krilavičium, tai labai gerai šnekėjau su ten profesionaliu nekovotojų atstovu. Tai jisai man pateikė savo ten tą, žinai, nuomonę, tai galėjo visiškai kitaip Rimkus išjudėti, žinai, toj kovo ten. Tai visiškai galėjo. Prieš Krilavičių neko. Jo, tai jis gerai išydinėjo, tik pamiršo, kad smogiuoti reikia. Tiesiog jo, ten prabėgo, visą kovą prabėgo, tiesiog nuo jo galėjo išjudėti visiškai taip. Taip, žinai, apie tą kovą, o šitą kovą tai irgi aš tiesiog, nu, kai paskelbė, kad neįvyks, tai man tiesiog, neįvyks, tai neįvyks, žinai, nu tai gerai, dar geriau. Žinai. Bet ką galima būtų pastebėti, kad neįvyks ir organizacija neturi jokio nei pakaitinio kovotojo, nei pakaitinės kovos. Ta prasme, tai taip pat galėtų jau ne pirmą kartą susiduria su tuo, kad kažkas vis nutinka. Nekalbu būtent apie ten Arnoldą Misiūną ar ten Dovydą Rimkų, bet kiekviename turnyre nutinka, kad kažkas kažką negali, ar ten, žinai, ir čia jau žinoma buvo jau kuris laikas ir galėjo tikrai pagalvoti, kokį kovotoją gal dar padarys tokią staigmeną, bet sunku tikėti. Manau, kad yra patogu dabar, žinok, duoti kažką Rimkenzo kito negu Misiūnas, nes jau čia, žinai, 1-1, tai dabar duok kažką Rimkenzo, kažkokį kitą kovotoją iš šito kardo, ką tu galvoji, kad bet tai čia lengva pergalę švęsis, tai prieš, Ne, aš nebūčiau galvos, kad klausimas kaip, žinai, dabar būtų aš nesėku Arnoldo, aš nežinau, kaip jis ruošiasi, ar jis ruošiasi, žinai. Tu matai, kad Rimkus gal pirmam pasiruošime prieš tai turnyrį 9, kur turėjo būti, gal mažiau ruošiasi, žinai, ar matai, kad kažkur tas pasiruošimas stringa. Šitoje atkarpoje šito mėnesio atrodė viskas tvarkoje ir ten kiek teko stebėti, žinai, ir tipo visai atrodo kitoje geresniai formai daug. Tai va klausimas, žinai, kaip kas būtų susidėliojęs, bet ar ten būtų Dovydui lengva kova, nemanau. Ar būtų Arnoldas išėjęs lengvai kova, tai tipo laimėjęs irgi nemanau. Čia tokia kova, man atrodo, 50-50, jinai ir taip buvo 50-50, mes ir praeitą karšnekėm, kad... 50-50, bet aš kažkaip negalvoju, kad keliamės tiesiog toliau ir gal... Man tiesiog keista, kad... jokio, pakaitinio gal kovotojo, kurio nelaiko arba bent jau poros atskirai, kad jeigu negali įvykti, gal neduoda tegul tam Dovydui kito, bet įtraukia į prilimsus papildomą kovą. Ką žinau, jaunimui kokią. Jeigu pralaimėjimo atveju. Nesudovinu, tiesiog šiaip atskirą kovą, tiesiog tegul tas Dovydas irgi nekovoja, jeigu jis ten nesijaučia, bet duotų ten koks, nežinau, išlystų koks nors irgi ten Brzezinskas ten su kažkuo, ar ten Levickis su kažkuo, žinai. Ir tarkim, čia toks tik tais, čia pamastymai, žinai. Nežinau, aišku, čia finansiniai gal sprendimai. Savaitėlė liko, žinai, paskelbė praeitą savaitę, tai 2 savaitės. Nemanau, bet iš anksčiau, žinai, tu organizuoji, tai tu bent jau galėtum pasiruošti 1-2 poras. Volkanovskis, manau, galėtų tik tai per tokį short notice iššokti į ringą. ir pakirstas. Volkanovskis, manau, kad tik tai galėtų išgelbėti, žinai. Bet 2 savaitės, manau, yra... Ne, tu žiūrėk, tai ir Krilavičius short notice, viskas. Ir laimi kovas. Ką, Egidijau, pasiekė tokia mane žinia, kad mūsų draugai Fate Factory ruošiasi intensyviai Halloweenui. Tai, kaip žinai, pas juos vakarėliai nenustoja vykę ir dar vienas vakarėlis su didžėjais. Visi apsirengę bus kostiumais. Spooky times in Fate Factory going to happen ir užsukite į Fate Factory, sakau, bus geras vaibas. O tai pala, aš galiu ten tiesiog ateiti, ar... Ja. Galiu tiesiog ateiti ir mane dar padažys, kad atrodyčiau ir pritapčiau prie jų. Tai manau, kad gali ir būt padažytas, paruoš Halloweenui pilnai. Padažys, apkirps, tau tik tai beliks kostiumą nusipirkti. Ir koją patirpsenti. Šiaip geras vaibas bus, smagiau ne Anui Mešai tikriausiai. Tai užsukite, atsinaujinkite, pasiruoškite Halloweenui ir pirmin
po vieną vakarėlį į kitą vakarėlį, žinai, tai gausis, kad lėksit iš Fate Factory after party kažkur, nes vakarėlis tikrasis vyks kur? Fate Factory. Kai užsukite, laukiam. Tai ką, gerai. Pagrindinė vakaro kova, The Shark. Shark prieš liūtą. Vieną žada nutemti į gilus vandenys liūtą, o liūtą žada išsitemti šarką į sausumą. Tai labai įdomi kova, 3 raundai po 3 minutės, 88 kg. Irgi kova, kuri man sunku nuspręsti, kas yra favoritas, taip žiūrint. Aš tai labiau laikau gal Šalkovskį favoritu. Man labiau Šalkovskis atrodo favoritas. Bet Drikstys, ten gali sakyti, prieš tokį, ar prieš kažkokį būna ta kovoja, žinai, bet jis nuolatos kovoja ir jis nuolatos tą patirtį kaupia ir nuolatos dirba, nuolatos sportuoja. Tai manau, kad bus Šalkovskiui tikrai labai sunki kova. Įdomu kaip jam seksis tvarkyti su to, nes psichologinis spaudimas irgi didesnis kovoti prieš Dirksį, nes Dirksis, ką moka, tai moka pačirškinti. Psichologiškai paveikti. Jo, pačirškina gerai per visas spaudos konferencijas. Tai... Vis tiek įlenda kažkiek kitą į priešininko galvą, įlenda priverčia mąstyti, ar tikrai jam reikia, ar jam viskas aišku, ar dar jam reikia, kad paaiškintų, žinai, tai Šalkovskiui. Aš kažkaip žiūrint į jį, tai nemanau, kad pasiduoda taip tam spaudimui, bet kiek yra įdomu viduje, žinai. Aš manau, kad biški duoda to spaudimo, biški dega gal netgi viduje, žinai. Toks kitą kartą atrodo ten spaudos konferencija, kiek teko biški stebėti, tai... Blizgakis. Toks variantas, kad atrodo, kad liūtas kalbėtų prie žuvies pirštelį, o ne prieš ryklį. Toks yra biški, bet čia irgi, jaunas kovotojas, neturėjęs tiek, kaip sakyti, šviesų ant savęs gal ir biški sunkiau tvarkytis, biški dar nesijaučia toks atsipalaidavęs ir čia spaudos konferencijų kalbų, kur ringė, tai man atrodo, jis būna atsipalaidavęs ir man atrodo, leis savo rankoms ir keliais ir kojos kalbės už jį, žinai. Jo, jisai įrodo darbais, bet irgi jis irgi tą tokį, žinok, sceninį, tą ir apsirengia kostiumuką iššauna ir, žinai, ir išėjimą. Turi, biški, bet... Išėjimą padaro, žinai, su tuo kostiumu kažkokį, bet... Tikrai įdomi vakaro kova. Edvinas Šalkovskis, manau, tikrai yra ten, kur ir turi būti pagrindiniai vakaro kovoj, nes jau net neatsimenu, tu man esi pirmasis papasakoja apie jį kažkada senais laikais, kad toks yra kovotojas kaip Šalkovskis. Atsimenu, kad tada netgi gal ir pažiūrėjom video kažkokis, kažkur kovojo Kiaukiai ir tu man apie jį ten pradėjai pasako, kad ten vienas žiauriausiai augančių lietuvių. Ir dabar jau matome pagrindinį vakaro kovoją ir aš sakau, kad jisai bildino ir užbildino ten, kur turi būti ir prieš Dominiką Dirkstį. Ir čia bus jo tikriausiai toks lietuvis pats didžiausias išbandymas, ne? Jam iš tikrųjų tai tikriausiai pats didžiausias gal išbandymas, aišku, gali kalbėti ten apie tos vakar kažką, žinai, ten kokie kovotojai buvo, bet šiaip realiai Lietuvoje tai didžiausias išbandymas. Dirkstys, sakyčiau, jam ir tikriausiai bus vienas sunkiausių priešininkų, todėl kad yra aukštas, turi ilgas galūnės, jaučia tą atstumą, moka dirbti, irgi dirba protingai, žinai, yra ištvermingas. Tai laukia sunki kova, nes Edvinas tai kas man patinka, tai jis gerai išsprogsta, geros kombinacijos išeina, bet kaip jis irgi tvarkysi su spaudimu, nes jis šiaip tai tokių kovotojų, ką turėjo priešininkų, neturėjo tokio ir sudėjimo kovotojo priešininko ir kad atsakytų Edvinui su spaudimu, o Dirkstys gali duoti to spaudimo irgi. Tai labai įdomu bus pamatyti, gal man tai toks, jeigu taip iš patirties žiūrint, sakytum, gal kad Dominikas, gal daugiau favoritas galėtų būti, bet man asmeniškai gal daugiau simpatizuoja tam Edvinui, žinai, jo stiliui labiau simpatizuoja, tai dėl to aš jį renkuosi kaip savo favoritą, bet bus čia labai įdomi kova. 50, nes Dirkščio stilius tai yra tikrai išskirtinis.
prisitaiko dažniausiai su prisitaiko Narausku, ir medžioja. Jo, su Narausku buvo ten kita istorija, bet dabar grįžta į savo ten to svorį, kur jaučiasi tikriausiai patogiausiai šitam svorį. Dirkstys, kalbant apie Dirkstį, ir dabar Šalkovskis, toks išbandymas. Aš, žinai, irgi galvoju, kad Šalkovskis kažkodėl, nežinau, blemba, man jisai yra toks, kaip ir sakai, vienas geriausių šitos kategorijos atstovų ir kur, manau, galima būtų sutikti, kad po kelių metų tikriausiai matysime jį tam pačiam Glori. Aš manau, kad taip, kažkur mes jį tikrai matysime užsienyje. Čia, jeigu viskas eis pagal jo planą ir jam veš tikrai neblogus priešininkus, veš ir, aš manau, ir su lietuviais dar ir turės su kuo sukovoti ir veš tos priešininkus. Manau, kad čia Edvinas Šalkovskis ir Dominykas Dirkstys dar čia ne paskutinė jų kova, ne paskutinis jų tango bus sušoktas. Čia laukia, man atrodo, trilogijos scenarijus gal bandytas bus išlaužti, nes tikrai norės vieną arba kitą pusę revanšo. Ir iš šito galima išspausti irgi neblogai dramos. Tai tas tikrai žais rolę. Bet, aš vis tiek sakau, kad Edvinas man toks atrodo, turėtų gerai per tuos sprogimus gerai prigaudinėti, gal netgi Dirkstį. Bet, čia toks, kaip manai, toks kampe, sportas, blemba. Kas Šalkovskio kampe bus? Bus Serioga? Su Šipaila bus? Tai Šipaila, tai aišku bus. Ne, tai taip, treneris bus, bet tai ar bus Serioga kampe, žinai, irgi įdomu. Blemba, jaučiu galvos. Palaikyti būtų žiauriai būtų fainai, jeigu atliektų, žinai, bendra klubių kampe dar pabūt, žinai, tai būtų, blemba, pastiprinimas neblogas, žinai, tikrai. Jaučiu bus. Tai, ką žinau, aš irgi sakyčiau Šalkovskį, tu sakai Šalkovskį, tai viską kaip ir turime, viskas yra įrašyta į šytsus. Jo, tik įdomu, ar transliacija pagerins šį kartą, ar turėsim įgarsintą ringą. Šį kartą. Išsakėm, būtų įdomu, kad tai įgarsintas ringas. Nes išsakėm jau nuomonę apie komentavimą, tai pakeitė komentatorius. Bet gerai, dar galim pasveikinti vakar UFC, žiūrėjom, tai Tigrano debiutas buvo, tai puikiai, tu žiūrėjai anglų kalbą. Tai... Aš žiūrėjau anglų kalbą, tikriausiai. Nežinau, po to tik kitą dieną. Jo, bet mačiau. 10 balų Tigranas atkomentavo, ten irgi kolega profesionalas. Tai jau jų duetas yra. Duetas, bet labai gerai savo rogėse, apie ten visus tos laužimus, metimus, ten tos, viską išmano, gali papasakoti ir šiaip sveikinam, žinai, su tuo. Tai ką ten laužimai yra? Trikampis, giliotin, viskas, daugiau nereikia. Ten savo pasako, ten gali ir išgalvoti. Taip, aš irgi pasako, vis tiek negooglins. Čia tas laužimas, džibdžib. Džibdžib laužimas, čia japonų žiauruminis. Jangling draudimas. Jingling laužimas. Tai seni ką, aptariam? Aptariam turnyrą. Apsim turnyrą, kaip praeis? Praeis, sakai. Praeis, kažkaip praeis. Bus, aš manau, kad blemba šitą turnyrą jaučiu, busim daug prašoję. Nežinau, žiūrėsim. Tai ką, ačiū, kad buvo. Pem, žinai. Baigiam, viskas, katinam, ar ne? Katinam, o ką turim dar aptarti? Nieko turim ką aptarti. Pound for pound, nori pasigilinti pound for pound? For pound nenoriu pasigilinti, šitus vandenis neinam. Ką, ačiū tau, į mano šlapę ranką. Gerai, ambalo šlapę. Tyška viskas. Rankytę, šilumą atsukęs jau šildai. Tai va. Ką, ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrit ir ką, išlikite ambalais. Išlikite ambalais. Kie? Tete.